Ar galiu paklausti? Tai ne pokštas? Tai rimta programa? Jūs matydama tuo abejoju. Kam tai bus naudojama? Tyrimai. Vietoj to eisi ten. Kurie šalia didžiausia lyčių lygybė? Nežinau. Smegenų plovimas. Ką veiksiu ateityje? Tai skirta vaikinams. Virtuvė yra didžiausia Norvegijos darbovietė. Šiek tiek miego nepakenks. Mes nustatėme, kad lyčių skirtumai glūdi ne smegenyse. Moteris nėra tokio siauro mąstymo. Moteris yra iš Marso, vyrai iš Veneros, ar buvo atvirkščiai? Moterų bruožai ir vyrų bruožai. Vis daugiau ir daugiau moterų studijuoja mediciną. Mes turime nueiti dar ilgą kelią. Dabar jaunų žmonių pasirinkimai daugiau tradiciniai nei prieš 15 metų. Tai yra keista, tai yra mįslė. Jeigu tik galėčiau paaiškinti priežastį. Lyčių lygybės paradoksas. Tai aš. Ir tai mano plikė. Paprastai čia leidžiu laiką su bardu ir atle, kurdamas visokius juokus. Bet šiandien aš bandysiu kai ką suvokti, bandysiu suprasti visuomenę. 2008-aisiais Norvegija buvo pripažinta šalimi, kurioje didžiausia lyčių lygybė. Norvegijos moterys iš namų šeimininkių tapo mokytojomis, daktarėmis, teisininkėmis. Galiu atrodyti griežta. Partijų lyderėmis. Mes turime daryti teisingus pasirinkimus. Ir ministrėmis pirmininkėmis. Mes turime daryti teisingus pasirinkimus. Ar sargais? Aš čia sargas. Ar tai jūs sargas? Jūs moteris? O moteris neišmano tokių dalykų. Bet yra keli dalykai, kuriuos tiesiog sunku suprasti lyčių lygybę garsėjančioje Norvegijoje. Maniau, kad mes esame fazėje, kai kiekvienas gali daryti tai, ką nori. Todėl moteris ir vyrai gali būti sutinkami visose profesijose, bet taip nėra. Pirmiausia, aplankykime kompaniją, kur dauguma darbuotojų yra vyrai. Kur dabar būtų galima rasti inžinierius? Manau, kad jie valgykloje. Kokį procentą darbuotojų kompanijoje sudaro moterys? 10%. Dauguma inžinierių čia yra vyrai. Ar kada šis santykis taps 50 su 50? Abejoju. Statybos yra vyriškas reikalas. Ką turite omenyje? Susipurvinti, statyti ir griauti. Tai vyriškas darbas. Man skamba senamadiškai, kad vis dar egzistuoja vyriški ir moteriški dalykai. Bet ėmė į vietą, kur jie užsiima taip vadinamaisiais moteriškais dalykais. Ar tai priešpiečių kambarys? Taip, sveiki atvykę. Sveiki. Čia nėra vyrų? Ne. Nebent jei save laiko vyrų. Bet čia nėra vyrų slaugių? Ne. Buvo anksčiau. Bet jie čia užsibūna labai trumpai. Lytis. Didžiausia lyčių lygybė garsėjančioje pasaulio šalyje darbų tarpusavyje vis dar nesidalina. Statistika rodo, kad beveik 90% visų slaugių yra moterys. Bet tik 10% visų inžinierių yra moteris. Taip yra nuo 80-ųjų. Lyčių pasidalinimas darbovietėje yra stulbinančiai stabilus. Tai vadinama Norvegijos lyčių lygybės paradoksu. Valdžia metų metus bandė darbinti vyrų slaugės ir moteris inžinierės. Kristin Mille buvo lygių galimybių komisarė. Ji sako, kad šios priemonės nepakeitė situacijos. Efektinga tik keliems metams ir statistika vėl krenta žemyn. Taigi, kokia yra priežastis? Pirmiausia, atmeskime kai kuriuos paaiškinimus. Tai ne diskriminacija? Ne, tai ne tai. Buvęs ministras Huitfeldt sako, kad mergaitės geriau mokinasi mokykloje. Mergaitėms sekasi geriau visose pamokose, išskyrus fizinį lavinimą. Taigi, kodėl tiek mažai moterų nori dirbti inžinierimis ar techninėse srityse? Tai atrodo nuobodu. Be darbas su kompiuteriais sistemomis. Tai yra profesinis iššūkis. Bet tai nėra taip įdomu kaip darbas su žmonėmis ir bendravimas.
Ar mergaitės iš viso laiko techninius dalykus nuobodžiais? Čia yra viena, kuri apklausė 15-mečius visame pasaulyje. Apie ką jie nori daugiau sužinoti ir ko išmokti? Sveika, malonu, kokia įdegusi. Universitetas nori sužinoti, kodėl tiek mažai merginų studijuoja mokslinius dalykus. Camilla Schreiner atliko tyrimą 20 šalių. Mergaitės mažiau egalitariškose šalyse yra labiau susidomėjusios techniniais dalykais nei mergaitės Norvegijoje. Maniau, kad jeigu visuomenė yra lygi, tuomet lytis domisi tais pačiais dalykais. Šioje apklausos dalyje yra 108 klausimai. Nei vienas atsakymų nerodo tendencijos, apie kurią kalbate. Nei vienas jų nerodo, kad kuo modernesnė šalis, tuo panašesnės lyčių domėjimosi sritys. Kuo modernesnė šalis, tuo mažiau mergaitės domisi techninėmis sritimis. Taip. Gerai, kad pasižymė. Taip, tai svarbu. Kodėl mūsų lygybės šalyje mergaitės taip menkai domisi techniniais dalykais? Moters darbas visuomet buvo pasirūpinti vaikais. Vienas pateikiamų išaiškinimų visuomenės ir kultūros įtaka. Kiti mano, kad priežastis dar paprastesnė. Manau, kad tai genai. Mergaitės ir berniukai gimsta skirtingi? Taip, aš tuo tikra. Egzistuoja lyčių skirtumai. Mes nesame vienodesni, nei esame iš tikrųjų. Tai mumise. Kitas požiūris yra tas, kad lytis gimsta su skirtingais polinkiais. Ar tai susijęs su kažkuo, kas yra mumise? Knygose rašoma, kad vyrai ir moteris turi skirtingas smegenis. Ar gali egzistuoti įgimti skirtumai, kurie gali paaiškinti, kodėl vyrai ir moteris dirba skirtingose srityse? Aplankau Katrin Egeland, kuri dirba darbo tyrimo institute. Ji parašė keletą darbų apie tai, kaip skirtingos lytis renkasi profesiją. Moksliniuose leidiniuose rašoma, kad vyrų ir moterų smegenys skiriasi. Ką apie tai manote? Nežinau, ar tai teisinga. Stebina, kaip stipriai žmonės trokšta atrasti tuos skirtumus. O ar jūs netrokštate? Ne, labai mažai to domiuosi. Taigi nebūtina tirti smegenų skirtumų, kad suprastum, kodėl vyrai dažniau tampa inžinieriais. Ne, nemanau. Arba ne. Sveiki. Tvirtas rankos paspaudimas. Detektyvo darbas mane nuveda pas lyčių tyrėją Jorgen Lorensten, dirbantį Oslo universitete, tarpdisciplininiame lyčių tyrimo centre. Tyrimai rodo, kad vyro ir moters smegenys skirtingos. Ką jūs apie tai galvojate? Manau, kad tai pasenę tyrimai. Dauguma tokio tipo tyrimų buvo atmesti vėlesnių tyrimų metu. Dauguma žmonių šiandien sako, kad mūsų smegenys nesiskiria. Ar skiriasi tik lytiniai organai? Krūtis, plaukai, ūgis ir keli kiti dalykai. O visa kita yra vienoda. Jausmai, polinkiai ir domėjimasis. Taip, protas, gebėjimai iš esmės yra identiški. Norvegijos mokslininkai nemano, kad įgimti lyčių skirtumai yra svarbus dėl to, kad suvoktume, kodėl lytis turi skirtingus domėjimosi polinkius. Bet jeigu gimstame lygus, kodėl Schreiner apklausa rodo kitokius rezultatus? Ji parodo, kad jaunimo lyčių rolės veikia labai stipriai. Jis sako, kad vaikai perima lūkesčius, kurie taikomi berniukams ir mergaitėms. Su mergaitėmis ir berniukais nuo pat pradžios elgiamės skirtingai. Yra tyrimų, kai mergaitė aprengiama mėlynais, o berniukas rožiniais drabužėliais. Žmonės prieina prie berniukų ir sako, tu miela. Jie taip daro? Taip, pagal spalvą. Jei kūdikis po rožinių apklotų, suaugę ateina ir sako, kokia nuostabi princesė, koks nuostabus kūdikis.
Jeigu kūdikis po mėlynu apklotu, jie sako, koks tvirtas mažas vyrukas. Būsi drūtas vaikinas. Ar taip dar vyksta? Taip. Taip, turbūt taip yra, net jeigu manome, kad mes elgiamės su visais kūdikiais vienodai. Bet kaip buvo su manimi elgiamasi? Tai yra vieta, kur aš užaugau. Tai yra Hegerbergstein. Štai mama. Labas. Sveikas, malonu, kad atvykai. Užeik. Kuomet buvau mažas, ar sakei, koks tvirtas ir drūtas vaikinukas? Ne, aš niekuomet to nesakiau. Tas mažas gniužulėlis. Niekuomet nesakiau to. Buvau tvirtas? Apie tave taip negalvojau. Ir aš nemanau, kad aš elgiuosi su savo mergaitėmis skirtingai, nes jos yra mergaitės. Kokios lyties esate? Mergaitės ar berniukai, nepamenu. Tėveli, mes mergaitės. Man nėra svarbu, kokios lyties yra žmonės. Man tik svarbu, kokie jie yra. Bet aš mergaitė. Dauguma mano, kad jie elgiasi su žmonėmis vienodai. Taip. Ką bandau pasakyti yra tai, kad nebūtinai aiškiai tai išreiškus gali būti taip, kad mes vis tiek tikime skirtingų dalykų iš mergaičių ir berniukų. Ir pagal juos elgiame su jais skirtingai, negalvodami. Mes apie tai negalvojame ir tuomet mes darome jiems įtaką. Įtaka ateina ne tik iš tėvų. Pažiūrėkite, kas žaislų parduotuvėje yra manoma apie tai, ko turėtų norėti mergaitės ir berniukai. Žaislų pramonė davė vaikams akivaizdžią užuominą, kokie žaislai yra skirti mergaitėms ir kokie berniukams. Ar tau patinka šitas? Jis skirtas mergaitėms. O kaip šitas? Jis skirtas mergaitėms. Šitas. Ar šitas puikus? Su kuo jam patinka žaisti? Kamuoliukais ir mašinėlėmis. Ne tik žaislų industrija. Aplinka mums nuolat daro įtaką. Tai patvirtina vyrų rolę. Vyrai mato tokią figūrą, kuri kasa. Moteris mano, kad jos negali daryti tokių dalykų, nuolatinės įtakos. Jeigu su mergaitėmis ir berniukais būtų elgiamasi vienodai nuo pradžių, ar manote, kad jie išvystytų panašius domėjimosi polinkius? Taip, tai yra išvada, kurią noriu pasakyti. Jeigu mergaitėms ir berniukams būtų taikomi vienodi lūkesčiai, domėjimosi polinkių skirtumai irgi išnyktų. Ar esant tokiam formavimuisi yra visuomenių, kuriuose būtų teisinga priešinga situacija? Manau, kad tai yra esminė teorema. Mes esame, kaip sakei, formuotini. Žmonių galimybėms nėra ribų. Santykė su tuo, kas yra svarbu. Ir tai yra elgesys ir emocionalumas. Björk Grandi ir Signe yra suvirintojos Rosenbergo laivų statykloje. Žinoma, vyrai ir moteris gali padaryti bet ką, jeigu jie tik išties nori. Bet ar yra kultūrų, kuriuose moteris nori dirbti su techniniais dalykais ir vyrai dirbti su žmonėmis? Niekam nepavyko palyginti visų kultūrų. Tačiau Richardas Lipa, psichologijos profesorius, atliko milžinišką apklausą internete. Nusprendžiau susitikti su ponu Lipa. Bet ar gali britų-amerikietiška apklausa paaiškinti Norvegijos lygybės paradoksą? Lorencenas buvo skeptiškas tokio tyrimo atžvilgiu. Tai juokingas tyrimas. Jūs juokėtės, kuomet sakau žodį tyrimas. Jūs esate paskendęs tyrimuose. Mane ima atakuoti visi žurnalistai, kai gauna tokius amerikietiškos tyrimus. Jie dažniausiai atlikti Amerikoje. Ar amerikietiški tyrimai ypatingai geri? Ne, ypatingai prasti, sakyčiau. Arba ypatingai spekuliatyvūs, arba kad tiek daug jų daro tyrimus. Taip, Jungtinėse valstijose yra daug keistų tyrimų. Bet aš vis tiek nutariau suteikti amerikiečiams šansą.
Sveiki, sveiki. Jūs profesorius Lipa? Malonu jūs sutikti. Aš labai laimingas galėdamas būti čia. Noriu išgirsti apie jūsų milžinišką apklausą. Gerai, mano ofisas yra ten tiesiai. Yra įprasta, kad apklausos turi kelis tūkstančius respondentų. Bet Lipa gavo atsakymus iš maždaug 200 tūkstančių žmonių 53 šalyse. Iš Europos, Amerikos, Afrikos ir Azijos. Jie buvo visi paklausti, ką norėtų dirbti ir kokie rezultatai. Yra didelis skirtumas. Vyrus žymiai labiau domina į daiktus orientuoti užsiėmimai, tokie kaip inžinerinė mechanika. Moteris žymiai labiau domina į žmonės orientuotos specialybės. Ar gali būti šios tendencijos priežastis ta, kad moteris visame pasaulyje, žinot, yra skatinamos, tu esi moteris, turi bendrauti, kalbėti, būti sociali? Tai yra įmanoma ir žinoma, tame yra tam tikros tiesos. Bet jeigu kultūros turėtų tam didelį įtaką, tuomet būtų galima tikėtis kokio nors tendencijos pokyčio tarp šalių. O tai buvo absoliučiai pastovi tendencija 53 šalyse. Ši tendencija buvo stipri Norvegijoje tiek pat, kiek Saudo Arabijoje ar Pakistane, ar Indijoje, ar Singapūre, ar Malaizijoje. Šis didelis skirtumas tarp vyrų ir moterų dominuoja kaip esminis skirtumas visose 53 šalyse. Kokios priežastys, pasak Lipo, sukelia šiuos tarpkultūrinius skirtumus? Kai matai tokius rezultatus, kur dvi linijos yra tiesios ir skirtingose šalyse jos nesikeičia, tai duoda rimtą užuominą apie tai, kad už viso to slypi žmogaus biologija. Ar biologinis elementas čia gali turėti reikšmės? Lipo studijos duoda užuominą, kad egzistuoja įgimti skirtumai, bet tai nėra įrodymas. Žinot, mes mokslininkai niekuomet netikim kažko, jeigu tai grįsta vien tik vienu tyrimu, vienu rezultatu. Visada žvelgime bendrą galutinę rezultato tendenciją. Vienas būdas, kuriuo galima grumti su biologiniais klausimais, ar tai įvyksta ankstyvoje vystymosi stadijoje. Kaip anksti galima pastebėti domėjimosi polinkių skirtumus tarp mergaičių ir berniukų? Dauguma mūsų pastebi, kad mergaitės ir berniukai žaidžia su skirtingais daiktais. Profesorius Trond Dysset nacionalinėje ligoninėje tai tyrė. Jis sukūrė testą tam, kad nustatytų, ar yra ankstyvų lyčių skirtumų. Haraldas Hea, sveiki atvykę į vaikų psichiatrijos skyrių. Trond Dysset yra profesorius ir šios ligoninės departamento vadovas. Jis dirba su vaikais, kurie gimsta su deformuotomis genitalijomis. Norėdamas nustatyti lytį, jis naudoja žaidimų testą. Mes tyrimui pasirinkome 10 skirtingų žaislų. 4 mergaitiškus žaislus, 4 žaislus, kurie apibūdinami kaip berniukiški. Ir yra taip vadinami neutralūs žaislai. Šie 10 žaislų yra padedami tam tikrą tvarką. Tuomet filmuojame. Mes stebime vaikus liečiančius žaislus. Mes pastebime aiškius skirtumus tarp sveikų mergaičių ir berniukų nuo 9 mėnesių amžiaus. Berniukai renkasi vyriškus žaislus, mergaitės renkasi mergaitiškus žaislus. Ar gali būti, kad tai, kad mergaitės ir berniukai nori skirtingų žaislų jau tokiame ankstyvame amžiuje, gali būti pasekmė to, kad jie jau yra paveikti lyčių rolių? Dyssetas taip nemano. Vaikai gimsta su labai aiškia biologinė dispozicija, kuri apsprendžia lytį, identitetą ir elgesį. Ir tuomet aplinkos lūkesčiai bei mūsų supančios vertybės arba sustiprina, arba susilpnina tai. Visuomenė kažkiek gali tai įtakoti, bet tik tiek. Taip, tai nėra lemiamas faktorius, kuris keičia įgimtą identitetą ir lyties elgesio dispoziciją. Parodau Dyssetui dalį interviu su Lorenzenu. Nepaisant techninių nesklandumų, Dyssetas išgirsta Lorenzo teiginius. Turiu laikyti jį prie ausies, prastas garsas. Ką manote apie studijas, kurios sako, kad vyrų ir moterų smegenys yra skirtingos? Manau, kad tai yra pasenę tyrimai. Dauguma šių tyrimų buvo atmesti. Dauguma žmonių šiandien nesako, kad mūsų smegenys yra skirtingos. Taip. Jis sako pasenę. Ar jūs darote senamadišką tyrimą?
Girdžiu, kad jis tai sako ir aš stipriai su tuo nesutikčiau. Turiu daug tyrimų ir publikacijų, kurie yra atlikti paskutiniu metu. Šiemet ir 2008, 2007 bei 2006. Jie turi visiškai kitokią ir aiškę žinią. Tai nesenamadiški, tai modernus aukštos klasės tyrimai. Tai žodis prie žodį, bet Disetas nepateikia man jokio įrodymo. Ar yra ankstyvesnių lyčių skirtumų ženklų? Simonas Baron Cohenas yra britų psichiatrijos profesorius. Jis atliko tam tikrus revoliucingus eksperimentus su naujagimiais vaikais. Tam, kad su juo pasikalbėčiau, turi vykti ten, kur mano tėvai dėl pinigų stygiaus negalėjo manęs išsiųsti. Į Kembridžą ir legendinį bei pasižymėjusi Trejybės koledžą. Jis buvo įkurtas 1546 metais ir jo studentai laimėjo 32 Nobelio premijas. Izaokas Newtonas ir Liudvikas Wittgensteinas studijavo Trejybės koledže. Čia vyksta patys geriausi Britanijos moksliniai tyrimai. Atsiprašau, ar čia Trejybės koledžas? Taip. Pasinaudosiu įėjimu paprastiems žmonėms. Čia gražu. Bet manau, kad gražiau Blinderne. Simonas Baron Cohenas yra autizmo ekspertas. Visai atsitiktinai jis atrado svarbius lyčių skirtumus, kurie egzistuoja nuo pat gimimo. Kuo profesorius Baron Cohenas mane ypač žavi yra tai, kad jis yra Sacha Baron Coheno pusbrolis. Jis vaidina Boratą ir Ali G bei Bruno. Jie yra talentinga šeima, abu jie gabūs komikai ir mokslininkai. Sveiki, sveikas. Simonas Baron Cohenas. Sveiki. Gerai. Žinoma, atsiprašau, kad priverčiau laukti. Nieko tokio. Aš pastebiu, kad profesorius neišmoko televizinių įgūdžių iš pusbrolio. Ar man žiūrėti jūs, ar teisingai? Taip. Nežiūrėti kamerą. Taip. Nebent jūs norite būti laidos vedėjas. Vilioja, perimti viso šou iniciatyvą. Gerai. Paprašau man papasakoti apie eksperimentą, kurį jis atliko su naujagimiais. Mes stebėjome kūdikius, kurie buvo vienos dienos amžiaus ir jiems buvo parodytas arba mechaninis objektas, arba veidas, į kuriuos jie žiūrėtų. Ir buvo filmuojama, kiek ilgai kūdikiai žiūrėjo į kiekvieną iš šių dviejų objektų. Pastebėjom, kad daugiau berniukų žiūrėjo į mechaninius objektus ir daugiau mergaičių žiūrėjo ilgiau į veidą. Netgi pirmąją gyvenimo dieną. Tai buvo daroma prieš tai, kol jiems buvo duoti žaislai. Ar suteiktas kontaktas su įvairiais kultūriniais skirtumais ir išankstiniais nusistatymais. Baron Coheno atradimai duoda užuominą, kad šie skirtumai sukuriami dar prieš gimstant vaikams. Gimdoje. Mes žinome tai, kad berniukų ir mergaičių organizmai gamina skirtingus hormonų kiekius. Ypač testosterono. Berniukų organizmuose gaminasi jo dvigubai daugiau nei pas mergaitės. Testosterono hormonas daro įtaką smegenų vystymuisi. Kokiu būdu žinoma, kad tuos skirtumus sukuria testosterono lygiai? Mes matavome testosteroną, kai kūdikiai yra gimdoje. Laukiame, kol jie gims. Ir tyrėme jų elgseną. Mes atradome, kad kuo aukštesnis vaikų testosterono lygis iki gimimo, tuo lėčiau jie išmoksta kalbėti. Ir tuo mažiau linkę kontaktuoti su žmonėmis, būdami 1 ar 2 metų amžiaus. Taigi didesni testosterono lygiai yra susiję su lėtesniu kalbos mokymusi ir lėtesniu socialiniu gebėjimu vystymusi. Taigi, daugelis skirtumų yra lemiami skirtingų testosterono lygių. Bet kas nutinka, kai mergaitės embrionas gauna per daug testosterono? Tai genetinė būsena, kai gaminama per daug testosterono. Ir tokios mergaitės stipriai linkusios rinktis labai vyriškus žaislus. Nuo testosterono kiekio priklauso mūsų ankstyvi polinkių ir savybių skirtumai. Bet ar efektas toliau tęsiasi? Mes stebėjome šios vaikus ir dabar jie maždaug 8 metų amžiaus. Taigi mums įdomu stebėti, kaip jie toliau vystosi.
Tai, ką atrandam, kad augdami vaikai, kurie turėjo aukštesnius testosterono lygius, turi daugiau problemų dėl empatijos, jiems sunku atpažinti kitų žmonių emocijas ar suprasti kito asmens perspektyvą. Bet jie taip pat turi žymiai didesnį susidomėjimą sistemomis, bandymų suprasti, kaip veikia daiktai. Taigi, net ignoruojant asmens lytį ir atsižvelgiant tik į hormonų lygius, galima nuspėti žmonių domėjimosi tendencijas. Atrodo, kad hormonų skirtumai kuria mūsų esminius skirtumus. Hormonų lygiai priklauso nuo skirtingų genų X ir Y chromosomose. Bet kodėl egzistuoja šie genetiniai skirtumai? Kas lemia šiuos skirtingus genus? Tam, kad rastumėm atsakymą, turime grįžti atgal į žmonijos aušros laikotarpį. NRK finansiškai nepajėgė finansuoti kelionės į praeitį, bet jie pajėgus mane nusiųsti pas profesorę Anne Campbell. Ji dirba šiaurinėje Anglijoje Durhame. Ji gali mums papasakoti, kodėl mes turime tokius genus, kokius turime. Campbell yra evoliucijos psichologė. Ji studijuoja, kaip mūsų kūnas ir psichika yra įtakojami evoliucijos. Sveiki. Sveikas. Kaip sekasi, Haroldai? Taip, aš Haroldas. Užeik. Aš valgiu kai ką su česnaku. Taigi, jeigu priartėsiu per arti, tiesiog pliaukštelėkit per veidą. Ji yra tyrėja ir ji ištyrė mano tikrąją profesiją. Taigi, ar sunku nebūti juokingu? Ne. Turi tiesiog pereiti kitą protinį režimą. Visiškai teisingai. Turiu omenyje, ar egzistuoja komikai, kurie nuolat juokingi? Tikiuosi, ne. Ne. Campbell suvokė žmonių elgesį pagal Charleso Darwino teoriją. Pagal ją mūsų bruožai yra ilgo evoliucinės atrankos proceso pasekmė. Kertinis momentas čia, kiek palikuonių palieki po savęs. Ir bet kokie bruožai, kurie padidina palikuonių skaičių, kuriuos palieki po savęs, bus linkę išlikti genofonde. Nuo to ir priklauso konkretus vyrų ir moterų bruožai. Taigi, kodėl evoliucija padarė moteris ir vyrus skirtingais? Jeigu moterys yra paprastai tos, kurios pagimdo, maitina pienu ir augina vaikus, būtų labai stebėtina, jeigu nebūtų kokio nors psichologinio sustygavimo, kuris padėtų moterims įgyvendinti tas užduotis ir padarytų jas ypač malonias moterims. Taigi tokie dalykai kaip empatija moteryse, kaip pavojingų konfrontacijų vengimas, kurių metu gali susižeisti ar susižaloti, dalykų kaip socialinės atskirties, išstumimo iš bendruomenės vengimas, visa tai yra geri dalykai. Visi jie reiškia, kad turėsi didesnį šansą išlikti. Ir daugintis ir palikti po savęs vaikus, kurie patys irgi dauginsis. Pasak Campbell, tai yra priežastis, kodėl šiandienos moteris yra labiau orientuotos į kitus žmonės nei vyrai. Žinome iš daugybės psichologinių tyrimų, vienas didžiausių liūčių skirtumų yra toks. Jeigu patalpini žmonės į stresinės sąlygas, pavyzdžiui, jeigu sakai jiems, kad po maždaug pusės valandos mes naudosime gana skausmingus elektrošokus. Mes pasakysime, kada bus paruošta įranga, taigi turėsite palaukti. Norėtumėte laukti vienas pats ar norėtumėte laukti su kuo nors drauge? Moteris pasirinks būti kartu su kitais žmonėmis. Vyrai paprastai streso metu renkasi būti vieni. Jie nenori būti su kitais. Visi yra vis dar įtakojami genų, kurie išsivystė prieš 1000 metų. Būtent todėl moteris renkasi slaugą, mediciną, socialinį darbą, mokytojo specialybę. Visos šios sritys yra bendradarbiavimo, dalinimosi sritys, kuriuose moterys atrodo besijaučiančios labiausiai savo kailyje, komfortiškiausiai. Turiu omenyje, žinoma, tarp lyčių egzistuoja dideli tendencijų persidengimai. Yra moterų, kurios yra ypatingai talentingos inžinerijoje, fizikoje, chemijoje ir taip toliau. Bet sakyčiau, tai yra mažiau tipiška moterų domėjimosi polinkiams nei vyrų. Manau, kad evoliucija yra svarbi, tačiau šiandienos skirtumai gali būti paaiškinami mūsų skirtingų elgesių su mergaitėmis ir berniukais. Mes žinome, kad lyčių skirtumai kai kuriuose srityse yra išties gana dideli. Taigi, man sunku tikėti, kad labai subtilus skirtumas, kokį naudoji balso toną arba kiek ilgai laikai akių kontaktą ar kažkas panašaus, gali išties turėti tokį milžinišką efektą domėjimosi sričių, veiklos ir polinkio atžvilgių, kuriuos demonstruoja vaikai. Laikas reziumuoti, ar gali tie, kurie sako, kad egzistuoja įgimti skirtumai tarp mergaičių ir berniukų, kurie įgalina jų domėjimosi polinkius, būti teisūs? Manau, kad egzistuoja keli dalykai, kurie kreipia tą kryptimi.
Bet jeigu lyčių skirtumas glūdi genuose ir hormonuose, kodėl merginos šalyse, kuriuose yra mažesnė lyčių lygybė, labiau nori studijuoti technologijas? Tai yra labai įdomus dalykas, bet kuo labiau išlaisvini žmonės visuomenėje, tuo labiau atveri galimybės daryti bet ką, ką jie nori. Tuo labiau tikėtina, kad bet koks genetinis polinkis, kurį jie turi, turės sąlygas save pilnai išreikšti. Lygių lyčių visuomenėse, kaip Norvegijoje, esi išties laisvas įgyvendinti savo polinkius. Žinot, vargingoje šalyje tau rūpi tiesiog gauti darbą. Tu tiesiog nori darbo. Ir jeigu tau pasiūlys darbą su kompiuteriu, pavyzdžiui, Indijoje, tu tai rinksiesi, net jeigu esi moteris. Bet žinot, lygių lyčių visuomenės turinčiose šalyse, Šiaurės Amerikoje ir Europoje, manau, žmonės jaučiasi laisvesni siekti to, kas juos iš tiesų domina. Ir mano mintis tokia, kad vyrai ir moteris turi susidomėjimą kai kuriais skirtingais dalykais. Galbūt tai yra lygybės paradokso sprendimas? Laisvoje ir lygioje visuomenėje vyrai ir moteris taps nelygus, todėl kad jie turi galimybę užsiimti savo individualiais domėjimosi polinkiais. Prieš vykstant namo, man įdomu, kaip Campbell reaguos į Lorenzeno teorijas. Taigi skiriasi tik genitalijos. Viskas, kas nesusijęs su reprodukciniais organais, viskas išskyrus tai yra plaukai, krūtis ir keli kiti dalykai. Bet niekas daugiau nesiskiria. Jausmai, domėjimosi polinkiai, intelektas, gebėjimai, iš esmės tokie patys. Neįtikėtina. Neįtikėtina? Absoliučiai neįtikėtina. Aš priblokšta, kad kas nors taip gali pasakyti. Manau, klausimas, kurį pateikčiau, yra, iš kur atsiranda fiziniai skirtumai. Iš kur kyla vyrų ir moterų reprodukcinės sistemos skirtumai. Evoliucija. Aš užtikrinta, kad tai būtų atsakymas, kurį pateiktų dauguma socialinių mokslininkų. Ir kas sukuria tuos fizinius skirtumus. Kas yra atsakingas už hormonų ir peptidų, kurie palaiko procesus gamybą. Žmogaus smegenys didžiąja dalimi. Atsakomųjų reakcijų sistemų būdu. Man atrodo, kad yra gana keista, kad galima įsivaizduoti, kad evoliucija darė įtaką reprodukciniai sistemai ir tai neturėjo absoliučiai jokio poveikio mūsų smegenims. Vienam iš energiją labiausiai vartojančių organų, kurį turime savo kūnuose. Labai dėkoju, jūs buvote labai įdomi pašnekovė. Galbūt aš parodysiu kai kuriuos šios klipus Norvegijos mokslininkams. Kad ir jie pateiktų savo reakcijas. Nesibaigiantis ciklas. Taip, nesibaigiantis nuomonių ciklas. Ir jie bus labai įsiutę. Kai kurie šių dalykų yra tokie, wow, tokie beprotiški. Tai, ką sako anglų mokslininkai, prieštarauja tam, ką teigia norvegų lyčių tyrėjai. Aš nekantrauju išgirsti, ką norvegai mano apie šiuos atradimus. Pirmiausia, susitinku Igeland. Aš jai parodau Baron Koheno studijas apie naujagimius. Ir aš papasakoju apie Diseto studijas, kurios rodo, kad berniukai ir mergaitės yra linkę į skirtingus žaislus nuo 9 mėnesių amžiaus. Kuomet jis tai stebi, jis mato tai, ko jis ieško. Jis nori lyčių skirtumų, kurie būtų įgimti. Taigi, jis randa tai, ko ir ieško? Taip. Įdomu, kiek daug gali žmogus išeikvoti energijos tam, kad bandytų paaiškinti lyčių skirtumus biologiškai. Manau, kad jie teigia, kad tai lemia ir biologiniai, ir kultūriniai faktoriai. Bet jūs manote, kad tai lemia tik kultūra? Taip. Dabar pamatėte naujagimių tyrimą, ar tai pakeitė jūsų požiūrį, kad vienoda elgsena su jais lems panašius jų domėjimusi polinkius? Ne, tai mano požiūrio nekeičia. Kokiais moksliniais argumentais remiate, sakydama, kad biologija nevaidina jokio vaidmens skirtingų lyčių profesijos pasirinkime? Mano mokslinis argumentas? Aš remiuosi tuo, kas vadinama teoriniu pagrindu.
Čia nėra jokios vietos biologijai. Ir aš manau, kad socialiniai mokslai turi mesti iššūkį mąstymui, kuris yra pagrįstas idėja, kad skirtumai tarp žmonių yra biologiniai. Ar socialinių mokslų užduotis yra mesti iššūkį biologiniam mąstymui? Ar neturėtų mokslas bandyti suprasti, kodėl reiškiniai yra tokie, kokie jie yra? Ar Eagleland tiesiog mato tai, ką ji nori matyti, jeigu ji nusprendė, kad biologija nieko nelemia? O Lorenzenas, ar jis mano, kad tai įdomu? Neįtikėtina. Neįtikėtina? Visiškai neįtikėtina. Aš priblokšta, kad kas nors taip gali pasakyti. Yra įdomus dalykas su šiuo mokslu. Kodėl jie taip susirūpinę siekiu rasti biologinės lyties priežastis? Iš kur šis karštligiškas susirūpinimas? Sakai, kad nėra jokių gimtų skirtumų, kurie paaiškina domėjimusi polinkius. Kuo grindžiate savo požiūrį? Aš privalau remtis mokslu, kai bandau paaiškinti sąryšius. Iki šiol mokslas nesugebėjo įrodyti genetinių priežasčių, kurios lemtų lyčių skirtumus, išskyrus dauginimusi organus. Nes nepripažįsti, kad šios studijos tai įrodo. Bet jie turi trūkstamą grandį. Iš kur žinai, kad tai nėra įgimta? Sakau, kad kuomet jie galės užtikrintai pasakyti, sakai, kad nėra įgimtų jausmų, domėjimosi sričių, lyčių skirtumų. Iš kur žinai, kad nėra jokių įgimtų skirtumų? Mano hipotezė yra tokia, kad nėra jokių skirtumų. Mokslas neatrado nei vieno. Tuomet aš turiu dirbti nuo to lygmens. Manai, nėra jokių skirtumų iki tol, kol nėra įrodyta priešingai? Taip. Įdomu, ir šitos studijos nėra geros. Pavadinčiau tai silpnais tyrimais. Ar visa, ką daro kiti, yra silpni tyrimai? Ar jis irgi manytų, kad jie yra silpni, jeigu jų rezultatai tilptų jo teorijas? Jie yra karštligiškai susirūpinę biologiniais paaiškinimais, sako jis. Bet man jie netrodo labai karštligiški. Jie nesakė, kad viską lemia biologija. Priešingai, biologija nieko nelemia. Kodėl jie yra tokie užtikrinti? Ir ar biologijos elementai yra tokie pavojingi? Bet svarbiausia, ar tu kaip mokslininkas gali suprasti pasaulį, jeigu neatsižvelgi kiekvieną galimybę? Siūlymas lyčių skirtumus priimti kaip biologijos ir kultūros mišinį yra labai neutraliai gudrus. Aš nesakau, kad viską lemia biologija, tiesiog sakau, nepamirškit biologijos.